Šiandien laidoje. Keliaujame į pirmąjį mokslo ir inovacijų populiarinimo centrą Lietuvoje pavadinimu Mokslo sala. Susitinkame su terapiniais šuniukais. Kas yra šunų terapija, kokia jos nauda ir kaip tampama terapiniu šunimi. Už kelių dienų minėsime sausio 13-ąją. Kaip lemtingą naktį atrodė LRT pastatas. Kalbiname tą naktį dirbusius žmonės. Ar jūs atsikėlė? O tu atsikėlus jau? O tu atsikėlęs? Aš atsikėlęs. Pradėkim šeštadienį! Dabar kiekvieną šeštadienį mes kelsimės 8:30. Kartu su jumis. Tikiuosi nepraleisit. Nu ką, atsikėlėm ir važiuojam. Baltijos jūros regiono valstybės, tarp jų ir Lietuva, aiškinasi, kas, kaip ir kodėl jūroje pastaruoju metu pažeidė kelis kabelius. Kabeliai – tai stori laidai nutiesti po vandeniu, kurie jungia skirtingas šalis ir leidžia perduoti elektrą, internetą ar telefono signalus. Paskutinį kartą tai įvyko per Kalėdas. Buvo pažeistas povandeninis kabelis, kuriuo iš Suomijos į Estiją keliauja elektra. Suomija sulaikė rusišką naftą gabenantį laivą, įtardama, kad jis Baltijos jūros dugnu vilko inkarą, kuris ir pažeidė kabelį. Suomijos pareigūnai mano, kad tai nebuvo padaryta netyčia ir kad prie tokių veiksmų galėjo prisidėti karą prieš Ukrainą tęsianti Rusija, norėdama pakenkti Ukrainą remiančioms valstybėms. Dėl pažeisto kabelio Baltijos šalių gyventojams buvo pabrangusi elektra. Kiek anksčiau, lapkričio mėnesį, Baltijos jūroje taip pat buvo pažeisti 2 kabeliai, einantys iš Švedijos į Lietuvą ir iš Suomijos į Vokietiją. Šalys dabar sprendžia, kaip geriau apsaugoti kabelius ir kitus svarbius energetikos objektus. Nuo kitų metų antrokai mokyklose kaip pirmąją užsienio kalbą galės pasirinkti ispanų, o vėliau jau baigdami mokyklą laikyti šios kalbos egzaminą. Kad vaikai mokytųsi šios kalbos nori vis daugiau tėvų. Jos pageidauja ir patys mokiniai. Tačiau kol kas nepakanka ispanų kalbos mokytojų. Švietimo ministerija žada stengtis, kad universitetuose daugiau studentų galėtų mokytis ispanų kalbos, nemokėdami už studijas ir kad atsirastų daugiau šios kalbos specialistų. Ispanų kalbos populiarumas išaugo po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą ir mokyklose smarkiai sumažėjo noras mokytis rusų kalbos. Viskas. Daugiau šitaip nebebus. Nuo šiol ES lieka vienintelis įkroviklis visiems prietaisams. Tokį sprendimą dar prieš 4 metus priėmė Europos parlamentas. Tai reiškia, kad visi nauji mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, skaitmeniniai fotoaparatai, ausinės, žaidimų konsolės ir kiti įrenginiai nuo šiol turės vienodą USB-C jungtį. Nešiojamiems kompiuteriams šis reikalavimas pradės galioti dar po 2 metų. Suvienodinant jungtį siekiama palengvinti europiečių gyvenimą ir sumažinti elektroninių atliekų kiekį. Skaičiuojama, kad dėl skirtingų tipų įkroviklių kasmet susidarydavo apie 11 000 tonų tokių atliekų. Anglijoje atkasta iki šiol didžiausia dinozaurų pėdsakų radavietė. Čia galima puikiai matyti apie 200 pėdsakų. Mokslininkai sako, kad čia kažkada buvo pelkė, kurioje prieš 166 milijonus metų dinozaurai pramynė takus. Purvas sustingo ir uždengtas žemių sluoksnių puikiai išliko iki šių dienų. Tai vieni geriausiai išlikusių dinozaurų pėdsakų visame pasaulyje. Juos paliko didžiuliai augalėdžiai ilgakakliai cetiozaurai, kurie užaugdavo iki 18 metrų. Taip pat plėšrūnai megalozaurai. Kad metai lekia pasiutusiai greitai, gali suprasti iš to, kad kur buvus, kur nebuvus, vėl prasideda Eurovizija. Jau šiandien vakare LRT eteryje pirmasis nacionalinės atrankos pusfinalis. Iš viso šiemet laimę bandys 45 atlikėjai ir grupės. Vasario 15 dieną Kaune Žalgirio arenoje vyks didysis finalas, po kurio ir paaiškės, kas šiemet Lietuvai atstovaus Eurovizijos dainų konkurse. Kadangi pernai laimėjo Šveicarijos dainininkas Nemo su kūriniu The Code, Eurovizija gegužę vyks šioje šalyje, Bazelio mieste. Žinių tiek? Laikas varbienai. Inga, o tu pavyzdžiui žinai, kodėl oro balionai kyla į viršų,
Arba kodėl lėktuvai skrenda, arba kodėl mūsų širdis pumpuoja kraują. Gal kažką esu girdėjusi mokykloje. Tai tu kad neprisimeni nieko? Aš atsimenu, kad kažką pasakojo, bet daugiau nieko. Gerai, jeigu tu norėtum atsiminti, sužinoti, išmokti, tai turėtum nuvykti į mokslo salą Kaune. Kur? Kaune. Nu, pažiūrėk, tuoj viską parodysiu. Kaunas turi salą? Labas, aš esu Kaune, o už manęs yra mokslo sala. Tai pirmas mokslo ir inovacijų populiarinimo centras Lietuvoje. Jis atsidarė dar visai neseniai, tad aš ten nesu buvęs ir man labai nekantru sužinoti, kas ten yra viduj. Keliaujam? Keliaujam. Tai kasgi yra mokslo sala ir kaip jie atsirado? Tai mokslo sala yra vienintelis toks, net negalėčiau pasakyti, muziejus Lietuvoje, tokia vieta Lietuvoje, kurioje mes kviečiame įvairaus amžiaus vaikus, nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių, susipažinti su mokslu ir sužinoti, kodėl dalykai veikia taip, kaip jie veikia ir kas nutiktų, jeigu mes žinotumėm daugiau. Tai nuolatinėje ekspozicijoje atvykę lankytojai galės ne tik sužinoti, bet ir patys pabandyti eksperimentus 7+1 temoje. O kuo šitas centras yra išskirtinis? Tai pirmas dalykas, turbūt, kurį visi pastebi, tai yra labai išskirtinė architektūra. Tokio centro mes niekur neturime ir jisai yra labai didelės tarptautinės architektų komandos darbo rezultatas. Tai žmonės, kai įeina, juos nustebina šita didelė balta erdvė, aliuminio lubos ir milžiniškas kabantis įėjimo diskas. Tikrai kaip 9-aukštis namas. Mokslo sala yra unikali tuo, kad mes siekiame pritraukti įvairius renginius, veiklas, užsiėmimus. Tai vienas iš pirmųjų dalykų, kurį ketiname atidaryti, tai yra pavasarį ketiname pakviesti lankytojus į laboratorijas. Tos laboratorijos yra pritaikytos būtent vaikams, mokiniams atvykti ir savo rankomis atlikti mokslinius eksperimentus, kurie geriau padės suprasti mokslą. O kaip čia esančius dalykus galima pritaikyti kasdieniniam gyvenime, pavyzdžiui? Tai iš tikrųjų visi bandymai, kuriuos čia atliekam, būtent ir yra apie mūsų kasdienį gyvenimą ir eksperimentai geriau padeda suprasti, kaip veikia pasaulis. Pavyzdžiui, kodėl mes važiuojame kelionę slystame, ką mes renkamės valgyti. Pavyzdžiui, ar žinot, kiek reikia vandens, kad išvirti jūsų rytinį kavos puodelį? Litrą tai tikrai. Litrą. Jeigu gersit juodą, 140. Jeigu su pienu ir cukrum, gal kokiu 3000. Aha. Uf. Tai tokius klausimus mes užduodam lankytojams ir norim, kad jie atvykę čia ieškotų ne atsakymų, o keltų klausimus. Mes padedam jiems būti smalsiems, tai va būtent smalsumo skatinimas yra svarbiausias dalykas, kurį naudosite kiekvieną dieną. Ne atsakymo klausimų reikia teisingai. Pumpuojam, sukam. Nu, mokslas tikrai yra įdomesnis negu maniau. Keliaujam toliau. Galėčiau ir daugiau. O geras, aš pavydžiu tau, kad ten buvai. Tuoj pavydėsi dar labiau. Kodėl? Todėl, kad ten yra planetariumas. Tai iš tikrųjų tai yra vienintelis šiuo metu veikiantis planetariumas Lietuvoje. Kitaip negu daugelis įsivaizduoja, tai nėra filmas apie žvaigždes. Tai yra tokia projektorių sistema, kuri mums leidžia matyti tikrą dangaus vaizdą. Mes galime keliauti po kosmosą, galime matyti animuotą turinį, galime matyti duomenis iš įvairių palydovų ir mes galime netgi apversti pasaulį ir pažiūrėti, kaip dangus atrodytų, jeigu būtumėm
pietų pusrutulyje, koks atrodo pietų dangus. Mes matom čia tik iš šiaurės dangų, bet galime apversti ir pasižiūrėti, kaip atrodo pietus. Mes galim pakeliauti laiku, galime paspartinti žemės sukimą, galim palėtinti. Vienas iš įspūdingų dalykų tai yra maždaug 1,7 milijardo dangaus kūnų. Tiek žvaigždučių, planetų, palydovų galime suskaičiuoti palydovinėse nuotraukose, kurias galime matyti planetariume. Nu ką, seansas toj prasidės. Lauki? Taip. Gerai. Na, tai kaip jautėtės ir ką naujo sužinojot? Man labai patiko ir kas padarė įspūdį, kad planetos yra tokios didelės ir ten kaip žmonės išdrįsta patys nusileisti ir skrieti raketomis. Labiausiai patiko, kad ten buvo ten nuotraukos ir mes neskridom, o kaip tik planetos skrido prie mūsų. Man labai patiko, iš tikrųjų, čia milžiniškas atrodo, negaliu pasakyti nieko daugiau, tiesiog wow. Kokie įspūdžiai? O ką išmokat naujo? Ir kad reikia taupyti elektrą. O ką palinkėtumėt mūsų žiūrovams? Būtinai atvykti į mokslo salą. Atvykite į mokslo salą. Iki! Čia mikrofonas. Aš galiu pasakyti. Taip. Čia Gvidas, o čia aš. O čia yra mikrofonas. Va. Round 1. SR Medlin. Inga, o tu žinai, kas yra terapija? Terapija – tai pagalba, kuri padeda žmogui jaustis geriau, kai šis susiduria su sunkumais. Jeigu skauda ranką, yra fizinė terapija, kurioje mokomasi pratimų, kad ranka sustiprėtų. Jeigu liūdna arba neramu, galima pasikalbėti su žmogumi, kuris padeda tau suprasti savo jausmus. O tu žinai, kas yra šunų terapija? Šunų? Kažką esu girdėjus. Pažiūrėkime. Esu prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir manęs laukia pažintis su terapiniais šuniukais. Sužinosiu, kas yra šunų terapija, kam ji taikoma ir kaip tapti terapiniu šunimi. Einam išsiaiškinti. Tai sveiki visi, mano vardas Jurgita. Aš atstovauju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvūnų mokslų fakultetą. O čia mano draugė Boni. Sveiki, aš esu Agnė ir daugybę metų vedu edukacijas su savo šuniukais. Šalia manęs guli 3 metų Koda, tai yra Sibiro haiskio mišrūnas. Ir šiandieną dar svečiuose su manim atėjo ponas Juozas, 9-metis Brabanto grifonas. Kas yra terapiniai šunys? Terapiniai šunys tai yra atrinkti šunys, labai specialūs šunys, padėdami žmogui susitvarkyti su vairiausiamis emocijomis, kitaip tariant, teikia emocinę paramą ar emocinę pagalbą. O kokiems žmonėms padeda terapiniai šunys? Terapiniai šunys, būtent jie vykdo terapiją, o terapija yra gydymas. Šunys padeda gydyti žmonėm, patiems įvairiausiams, žmonėm, kurie turi kažkokią fizinę negalę, žmonėms, kurie turi protinę negalę, žmonėms sergantiems onkologinėmis ligomis. Iš tiesų, tik tai mūsų vaizduotė gali riboti, kurioje vietoje gali padėti šunys. Šiandien laidoje turime ypatingą svečią, dar vieną terapinį šunį, Dobermaną Argą. Ir mes pabandysime šiandien su juo pabendrauti. Argai! Argai! Oi, šaunuolis!
kur žiūri, čia yra jo. Tarkim, pats paprasčiausias pavyzdys. Ranka po lūžio gyja ir reikia judinti, daryti kažkokius pratimus smulkius. Tai su kineziterapeutu, su gydytoju, su treneriu yra sudaromas planas, ką reikia daryti. Ir tuomet šuo gali būti naudojamas. Pavyzdžiui, reikia paimti skanėstą, įdėti jį į kažkokį dubenėlį, objektą, formelę. Tiesiog šuo pasitelkiamas dirbant su vaiku kaip žaidimo partneris. Taip, Sauliau, ar jūs galėtumėte pažaisti su ponu Juozu Svepiniu? Mielai. Taip, ponas Juozas su savo nosimi ieškos paslėpto skanėsto. Jums reikės paimti skanėstą ir vaidinti, kad jūs dedate jį į kiekvieną šitą spalvotą kūgelį. Kai įdėsite į kažkurį ir pavaidinsite, kad dedate į visus, tiesiog pasakysite, Juozai, ieškok. Juozai, dabar turėsi surasti šį skaniuką. Čia paliksiu šitą. Juozai, ieškok. Rado Juozas. Radai? Žinot, kad šuo geriau skaito emociją, meilę, šilumą negu žodžius. Mes sakom, negeras šuo, galvojam, kad supranta, arba geras šuo. O šuniui tai yra tas pats praktiškai. Bet kai mes džiaugiame širdį, jisai viską jaučia. Va, čia šitą jaučia. Jaučia. Tai va šitą užuodžia. Skaniukų nereikia slėptis, neima, kai neleidi. Palik. Palik. Čiuk. Čia jisai siūlo, sako, nedarykim taip, sako, geriau žaisti. Šaunuolis! Kaip jais tampama terapiniais šunimis? Yra labai svarbus mokymas, reiškia, šuo turi būti apmokytas būti terapiniu šunimi ir aišku, toliau turėtų šuo turėti ir sertifikatą, nes mes irgi eidami į darbus kažkaip irgi turim turėti diplomą, ar ne? Taip, tai šuo turi pirmiausiai norėti bendrauti su žmonėmis, turi būti ramus šuo, turi būti kita vertus ir drąsus šuo, ar ne? Taip pat turi būti šuo, nebijoti skirtingų situacijų, nebijoti, sakykime, didelių garsų. Nu, Koda, duok labas. Atia. Atia. Juozai? Oi, atia, Juozai. Atia. Šaunuolė. Nu, taip. Iki. Labas. Po 2 dienų minėsime sausio 13-ąją. Laisvės gynėjų dieną. Prieš 34 metus būtent šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų sąjungai. Tada sovietų kariuomenė siekė užimti Vilniaus televizijos bokštą, spaudos rūmus, parlamentą ir Lietuvos radiją ir televiziją. Žuvo 14 laisvės gynėjų, o dar beveik 1000 buvo sužeista. Prisiminti šios dienos įvykius atvykome į Lietuvos radiją ir televiziją, kurios darbuotojai iki paskutiniosios dirbo tam, kad lietuviai ir pasaulis sužinotų apie okupantų veiksmus. Eime! Kaip prisimenate sausio 13-ąją? Artėjo labai gražus savaitgalis ir vadovybė paprašė, kas galėtų dirbti tom švenčių dienom, reiškia šeštadienį ir sekmadienį mūsų radijoje. Na ir aš pasisiūliau kartu su kolegomis, kad mes 2 paras dirbsime Lietuvos radijoje ir dieną ir naktį. Rengėme žinias,
rengėme reportažus, kvietėme žmonės, žodžiu, kad mums skambintų. Visi mes jautėm, kad kažkas tai bręsta. Na ir dirbom tol, kol mus užgesino. Pirmiausia televizija, po to mus. Aš esu LRT klasikos studijoje. Būtent šioje studijoje naktį sausio 13-ąją kalbėjo diktoriai Bernadeta Lukošiūtė ir Algimantas Sadukas. Radijo klausytojams jie pasakojo viską, ką mato, kas vyksta ir ką girdi. Lietuva. Mes irgi sėdime studijoje, mes su jumis, mes iš čia neišeisime, kol mūsų iš čia jėga neišvarys. Čia Lietuvos radijas kalba, Lietuvos radijas. Girdit riksmus? Jau trenk mūsų duris. Sėdimės mes čia, mes gyvi, mes kalbėsim tol, kol būsim gyvi, kol mūsų iš čia neišmes, mes čia. Na, o televizijos studijoje iki paskutinės minutės dirbo žurnalistė Eglė Bučelytė. Mėly žiūrovai, pati paskutinioji informacija. Lietuvos radijas jau užimtas. O televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors po visur vaikšto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau, bet sėdime užsidarę studijose, užsiblokavę ir daugiau nieko jums negalime pasakyti. Na, o desantininkai tikriausiai nežinojo arba net nematė, kad būtent šią kamerą jie buvo filmuojami. Būtent šio koridoriumi jie ir žygiavo, ieškodami įėjimo į televizijos studiją ir aparatinę. Gal galite papasakoti, kas vyko sausio 13-ąją naktį šiame pastate? Mano buvo misija prie pulto, aš buvau ir turėjau ten junginėti Seimą, ten ir įrašą daryti. Ir aš ten stovėjau, bet tuo metu, kai jie atėjo, ėjo link mūsų centrinės aparatinės, aš likau viena ten nuo aparatinė. Man buvo labai baisu, nes matau, kad jie ateina ten su tai visa okipiruotė ir su ginklais. Ir jie, kai atėjo ir pabijom, kad išlauž duris, mes atrakinom juos, bet jie jau čia nėjo ir jie mums pakeltom rankom liepė išeiti. Ir mūsų koridoriais išlydėjo išėjimą ir mes matėme, aišku, ten išdaužytus langus, išdaužytas išlaužtas duris, kraujo pritaškyta. Tai kol vedė mus, čia nebuvo tai baisu, bet paskui, kai mes jau turėjom, pasakė, eikit į kiemą, išeikit iš televizijos. O ten buvo tie prožektoriai, čaižė visą dangų ir visur, ir kažkokie pokšėjo ten sprogmenys ir mums buvo labai baisu, atrodė, kad va dabar jau tikrai jau žūsim. Kaip manote, ar žmonėms, kurie gynėsi tą dieną, buvo baisu? Tikrai baisu, nes mano mama pasakojo, kad jai buvo labai baisu, nes mano senelis buvo išėjęs nusaugoti spaudos rūmų, tai jai buvo labai baisu, ar grįžęs. Aš manau, tikrai baisu, todėl kad įsivaizduokit, jums už lango šaudo, ten puola žmonės, užvažinėja, tikrai niekam nebūtų jauku žiūrėti tai. Bet jeigu buvo taip baisu, kaip jie sugebėjo taip išdrįsti ginti savo šalį? Juos paskatino nepasiduoti laisvę, nepriklausomybę. Dar ir Vytautas Landsbergis. Žinokit, jautėmės labai normaliai. Va kada buvo netgi atkreipti ginklai į mus, automatą ir granatsvaidis, kuris skirtas tankui šauti. Aš net tuo metu nepagalvojau, kad gali būti žmonės tokie žiaurūs ir į mus šauti. Po to buvo dar vienas įdomus momentas, apie ką nekalba ir televizija, ir radijas, ir netgi politikai nekalba, kad mes, galbūt kokie 8 ar 9 žmonės, buvom pastatyti prie sienos radijo, prie studijų. Prie sienos buvo liepta iškelti rankas, o už nugarų atsistojo desantininkai ir į mus buvo atgręžti Kalašnikovo automatai ir jie buvo užvesti. Tada buvo toks momentas, kad gali visko būti. Matot, jausmų skalėje atrodo, po meilės jausmo antroji vietoje yra patriotinis jausmas. Meilė savo kraštui, savo tėvyniai. Ir čia nėra žodžiai. Tie įvykiai prie Seimo rūmų, visi ten nepriklausomybės renginiai, žmonėms sukėlė tokius jausmus, tokią jėgą. O kaip manot, jeigu šiandien įvyktų toks įvykis, kaip Lietuvos žmonės reaguotų į tai? Ar jie irgi taip pačiai gintų kaip tą dieną? Taip gintų, juk mes norim būti nepriklausoma šalis, tai ir turime gintis. Ar jūs esate dėkingi, kad gyvenate laisvoje Lietuvoje?
Taip, nes tada mums reikėtų mokytis rusiškai, gyventi ir kaip man mama pasakojo, tikriausiai mums striginėtų elektra, šildymas. Reikėtų knygnešių daugiau, tada reikėtų mokytis, kaip sakė, rusų kalbos. Būna žmonių, kurie skundžiasi gyvendami Lietuvoje. Kaip manot, kodėl ir dėl ko? Manau, kad jie skundžiasi todėl, kad brangsta degalai, brangsta maistas, brangsta viskas. O šiaip tai nematau ko pykti, čia gyvenimas yra gyvenimas. Aš noriu pasakyti, mes lietuviai turim lafą gyvenimo, nežinau. Bet taip. Ką sausio 13-osios proga norėtumėte palinkėti mūsų žiūrovams? Kad liktumėt drąsūs ir tikrai tikėkite, kad tikrai mūsų niekas neužpuls ir mums tikrai liks toks pat gyvenimas, koks dabar. Būkite sąžiningi, geri ir drąsūs. Jeigu šausit tokia diena, tai ginkite Lietuvą kartu. Ačiū, kad žiūrėjot. Rašykite mums temų pasiūlymus adresu čia dabar@lrt.lt ir jeigu norite sudalyvauti mūsų laidoje, atsiųskite trumpą video prisistatymą. Kaip ir šiandien, stebėkite mus kiekvieną šeštadienį 8:30 per LRT televiziją. Šeštadienį 8:30, atsimink. Šeštadienį. Iki.